Tai pirmiausiai prisistatysiu, tai aš esu iš Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos, esu bibliotekininkas, tačiau tenka ne tik išdarinėti knygas, bet ir vesti mokymus, e, tiesiog komunikuoti su visuomenė, kurti įvairias reklamas, tiesiog informuoti, organizuoju sklaidą renginių ir visos bibliotekos, tiesiog kaip paslaugos vietame tuo užsiimu. Um, Ir kaip ir minėjau, tai mokymus vedu, tai viena iš mano pagrindinių veiklų. Esu vedęs nemažai mokymų skaitmeninio raštingumo pagal projektą Prisijungusi Lietuva. Daugiau tai buvo su seniorų auditorija tie mokymai. Ten buvo paliečiamos įvairios temos ir apie saugumą, apie tiesiog naudojimą skaitmeninių prietaisų. Toliau šiuo metu aktyviai vyksta ir pas mus bibliotekoje medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų tobulinimo mokymai gyventojams. Ten įvairiomis temomis kalbame, bet aš pats kalbu dažniausiai apie informacijos ieškojimą, vertinimą internete, tiesiog, kad gyventojai tiesiog žinotų, kaip atsirinkti, kuri informacija gali būti patikima, kuri galbūt melaginga, kaip patikrinti šaltinių patikimumą ir panašiomis temomis kalbame. Ir ką dabar išgirdome iš kolegų iš Vilniaus, kurie šią programą sudarė šių mokymų, kad bus įtrauktas kursas apie dirbtinį intelektą ir kokios kyla įvairios ir grėsmės, kaip pavyzdžiui kažkokie tai asmenys, kurie piktiem dalykam naudoja tas technologijas, tiesiog kokius veiksmus atlieka, kaip atpažinti, kur sugeneruota tų žmonių tas turinys, tiesiog, kad nepakliūti į pinklės, kad pavyzdžiui nesulauktumėt skambučio, kur apsimeta, pavyzdžiui, įmonės direktoriumi ir tiesiog kaip tokius dalykus pastebėti iš anksto, užkirsti kelią apgavystėms, kaip tiesiog mes apie tai kalbėsime, mokymų metu jau dabar kalbame, šiek tiek tą temą paliečiame. Taip pat tenka mokyti gyventojus ir darbuotojus apie grafinį dizainą, su Canva programa dažniausiai mes dirbame bibliotekoje, pavyzdžiui. Ir dabar irgi Canvoje, pačioje toj programoje, irgi yra daug naujų dirbtinio intelekto įvairių funkcijų, kaip pavyzdžiui galima ir sugeneruoti ir pačius paveikslėlius, ir netgi pačius maketus galima netgi tiesiog sugeneruoti automatiškai. Tiesiog mes paprašome, kokios mes prezentacijos, pavyzdžiui, norime, ir sugeneruoja visas kaip ir skaidres, tekstą sudėlioja, net yra tokios funkcijos. Ir jų vis daugėja kiekvienais metais. Ir dabar šiek tiek konkrečiau, kam aš ir mano kolegos naudojame dirbtinį intelektą bibliotekoje, tai mokymams labai tokia funkcija labai naudinga, pavyzdžiui, sutrumpinti ilgus tekstus, tai tiesiog būna gausa informacijos mokymuose, ar ne, kad pasiruošti reikia ir tiesiog kažkaip sutrumpinti, kartais reikia tiesiog apibendrinant pačią informaciją. Tiesiog labai geras įrankis tiesiog sutrumpinti pačius tekstus, labai padeda greitai tai atlikti ir tikrai efektyviai. Taip pat tai geras įrankis generuoti idėjas, tai tikrai tekę yra ir dažnai tenka visokių idėjų sugalvoti. Pavyzdžiui, bibliotekų savaitė, o dabar atėjo kitą savaitę bus ir teko, pavyzdžiui, ir galvoti, kokios būtų įdomios veiklos gyventojams. Ir tiesiog ir pasiūlė, pavyzdžiui, pasinaudojom dirbtiniu intelektu ir mums, pavyzdžiui, pasiūlė įdomių idėjų. Tikrai, žinoma, ir patys kažkiek turėjome savo idėjų, bet dirbtinis intelektas padėjo išplėsti tiesiog mes pamatėm tiesiog daugiau galimybių, tiesiog sugalvoti dar įvairesnių tų idėjų, tiesiog mes praplėtėm ir savo akiratį ir pamatėm kitų valstybių pavyzdžių, kas buvo irgi bibliotekų savaitės metu, kokios įgyvendinamos idėjos. Taip pat labai naudojame dažnai, kuriant iliustracijas, pačiam irgi teko prisidėti prie
tam tikrų parodų sudarimo, atsiprašau, ir ten naudojamės ir dirbtinio intelekto, kūrėme vientisą stilių tiesiog visos tos parodos ir buvo panašus spalviniai elementai naudojami įvairios iliustracijos, kurios viena su kita siejasi ir buvo tiesiog atskirose kaip ir skaidrėse tiesiog apjungta visas tas dizainas ir padėjo dirbtinis intelektas tiesiog tokį rezultatą išgauti, nes jeigu reikėtų savarankiškai visas tas detalės apjungti, būtų sudėtingiau, tas spalvas visas pritaikyti būtų užtruktų žymiai ilgiau. Ir taip pat labai padeda automatizuotai, šie įrankiai dirbtinio intelekto padeda automatizuotai sudaryti lenteles. Labai dažnai tenka sudarinėti įvairias lenteles, žinoma, ataskaitos yra visokiausios ir dažnai mes informaciją suprastiname ir patikėme lentelėse, tai naudojant, pavyzdžiui, ChatGPT, galima labai lengvai ir greitai sudaryti lenteles, sugrupuoti informaciją, tai padeda tiesiog ir sutaupyti laiko ir kartais net, na, tiesiog net galima atrasti tam tikrų tiesiog būdų, kaip sugrupuoti vieną kažkokią informaciją su kita, ko kartais galima net ir kažkaip ir nepagalvoti, tiesiog kaip peržiūrime tą informaciją, bet kartais tiesiog pravartu ir sudarinėti lenteles, sugrupuoti tą informaciją. Taip pat labai yra toks ir įrankis, kad galima rasti, pavyzdžiui, vaizdinės medžiagos kažkokią tai tikslę vietą. Mes norime, pavyzdžiui, pasiremti kažkokią informaciją, mes ją esame kažkur girdėję, kažkokioj tai, pavyzdžiui, ar tai per žinias, per kažkokį tai vaizdo įrašą esam girdėję, bet neatsimename, kur mes tai girdėjome, bet mums reikia to pasiremti, tai galima tiesiog, naudojantis dirbtiniu intelektu, surasti konkrečią, pavyzdžiui, YouTube'ės platformoje vaizdo įrašo vietą ir tiesiog mums pateikia nuorodą, mes galime labai lengvai rasti tą vaizdo įrašo vietą. Tai padeda tiesiog irgi sutaupyti laiko ir tiesiog gal mes kartais ieškodami patys savarankiškai galime net to vaizdo įrašo ir nerasti sėkmingai, tai šis įrankis mums padeda. Taip pat labai teko irgi naudoti tokius kaip paveikslėlių raiškos padidinamo tokias programas, irgi dirbtinis intelektas tai atlieka ir tiesiog kartais ir kažkokiai tai medžiagai ar mokymams reikia, yra kažkokios tai iliustracijos ar fotografijos iš senesnių laikų ir jos yra tokios kaip ir neryškios, nelabai matosi, bet reikia mums jas pateikti tiesiog, kad nagrinėtų galėtume ar ne ir per didelį ekraną, tai reikia padidinti jų raišką, tai su dirbtinio intelekto pagalba tą galima padaryti. Taip pat sugrupuoti informaciją, tai galima, tai aš jau tai kaip ir minėjau, tai irgi padeda iš tiesų lengviau tai padaryti, greičiau padaryti, sutaupame laiko. Taip pat maketavimas su Kano programa, tai jau čia nesiplėsiu, jau kažkiek apie tai jau kalbėjau. Taip pat tai dirbtinis intelektas labai praverčia, kai mums reikia greitai rasti informaciją. Ir iš tiesų, kaip tiesiog jeigu ieškotume per paieškos sistemas, tai tiesiog vieną kitą šaltinį pasižiūrime ir ten nebūtinai kartais randame konkrečią informaciją, kurios mes ieškome. Dar reikia visą straipsnį būna perskaityti ir tada mes tik tai randame kažkur viduryje, pabaigoje ar net tą informaciją, o su dirbtiniu intelektu mes galime trumpą, aišku, konkretų atsakymą išgauti, bet žinoma reikia turėti omenyje, kad ne visada ta informacija gali būti pateikiama tiksli. Kartais gali būti arba tiesiog, jeigu naudojame, pavyzdžiui, nemokamą ChatGPT versiją, tai reikia žinoti, kad duomenys ten saugomi iki, kaip pasakyti, tiesiog, tas, kas įvyko po 22 metų sausio mėnesio, tos informacijos jau nėra tenai, nes iki to laiko tik tai sukaupta informacija ten naudojama tiesiog atlikti įvairias funkcijas. Jeigu mokama tiesiog versiją naudojame, tai tada jau iki šių dienų informacija yra sukaupta. Tai ir jeigu, pavyzdžiui, ChatGPT paklaustume apie karą Ukrainoje, tai jis, pavyzdžiui, to net atsakymo ir negalėtų sugeneruoti, pavyzdžiui. Tai tiesiog tokios informacijos kartais galime nerasti. Tiesiog jeigu naudojame, pavyzdžiui, nemokamą versiją, taip pat
sąrašų parengimui, tai irgi tiesiog jeigu mes turime kažkokius ilgus tekstus, mums reikia trumpo sąrašo, išvardinti, kas buvo tekste minimo, tai labai irgi patogus įrankis tai padaryti ir pavyzdžiui per mokymus kažką tai kalbame viena tema ir mums reikia sąrašą padaryti tokį sutrumpinimą kaip apibendrinimui, tai irgi labai naudingas toks įrankis. Ir dabar mano naudojami dažniausiai įrankiai. Tai iš tiesų esu bandęs įvairių įrankių, bet tokie pagrindiniai, kuriuos naudoju kasdien, tai programa, kuri leidžia sukurti paveikslėlius, kartais netgi visiškai realistiškus, galima net skirti kartais nuo realybės, kai žmonės sugeneruojami, galima ir įvairių labai gražių tiesiog meninių, net paveikslų sukurti, net galbūt ir esat girdėję, buvo toks atvejis, kai vyko tiesiog meno konkursas ir konkurse pasaulinio netgi lygio ir konkursą laimėjo dirbtinio intelekto sukurtas paveikslas. Tai net tai parodo, kad iš tiesų tikrai kokybiškus paveikslėlius sukuria, tikrai meniškus, gali sukurti ši programa. Tai ChatGPT, tai jau kalbėjome šios konferencijos metu apie tai čia nesiplėsiu, tiesiog tai programa, kuri gali mums padėti sugeneruoti tekstus, analizuoti informaciją, galima su ją naudojantis irgi kaip ir sukurti iliustracijas, tai čia tokia kaip ChatGPT priklausanti tokia kaip DALL-E programa, kurią čia irgi aprašiau. Tai jie, pavyzdžiui, palyginus su Midjourney, tai jinai išsiskiria tuo, kad jie labiau, pasakyčiau, taip kūrybiška labiau yra, tie vaizdai tokių dar labiau tokių detalių įdomesnių, kartais dar pateikia tokių kūrybiškų labiau. O Midjourney tai toks labai pateikia labai konkrečiai, ką mes jau užprašėme, tai maždaug tą ir gauname. O tiesiog galime su DALL-E programa tiesiog paprašyti, sugeneruoja mums kažkokį paveikslėlį ir mes ten galim paprašyti, kad tiesiog pateik man kažką panašaus, bet dar tiesiog dar kažkaip pridėk dar kažkokią tai, kad tarkim asmuo atliktų kažkokį kitą veiksmą ir tiesiog jis pati programa sugalvos kažkokią situaciją ir pateiks kažką tai kūrybiško. O su Midjourney šitas mažiau įmanoma. Tai toks, bent jau mano pastebėtas toks esminis tarp jų skirtumas. Pavyzdžiui, dar Suno AI, tai irgi čia su muzikos kūrimo tokia programa su dirbtiniu intelektu, tai jau irgi kalbėta buvo apie tai mokymų pradžioje. Ir ši programa geba kurti įvairių žanrų muzikos kūrinius, teko pačiam pasibandyti šį įrankį ir tikrai, tie dainų tekstai kartais pavyksta tokie, kaip ir kokybiškai, tokie kaip tikros dainos, bet kartais būna tokių irgi, tiesiog ar būna, kaip pasakyti, arba tema kažkiek pasikeičia, kažkokio tai logikos klaidos atsiranda kartais, būna tokių netikslumų, bet iš tikrųjų gan kokybiška tikrai muzika sukuria. Taip pat yra dabar galima naudoti nemokamai Bing įrankis, yra dirbtinio intelekto prie informacinės paieškos sistemos, panašiai kaip Google, yra Bing ir ten dabar galima dviem būdais ieškoti informacijos. Tai ten tiesiog galima pasirinkti, ar dirbtinis intelektas mums generuoja atsakymą į mūsų užklausą. Ir apačioje taip pat galima matyti ir nuorodas, kaip ir Google'e, pavyzdžiui, į tam tikras nuorodas, kur ta informacija pateikiama. Tai čia šioje informacinėje sistemoje, paieškos sistemoje, tiesiog galime dviem būdais ieškoti informacijos, toks kaip ir apjungtas toks įrankis. Taip pat toks irgi norėčiau paminėti tokį Dream AI, tai pirmas toks kaip mano naudotas įrankis paveikslėliams generuoti, jis yra nemokamas, galima nemokamai naudoti, irgi gan kokybiškai tuos paveikslėlius irgi sukuria, gan tikroviškai, galima įvairių pasirinkti stilių, tiesiog ar tai bus kažkokia tai, ar tai piešinys, ar tai realistinis vaizdas, ar kažkokios tai meno krypties labiau paveikslėlis. Ir čia taip pat, kuo jis išsiskiria, tai galima ne tik paveikslėlį sukurti, bet galima ir patogiai, labai nesudėtingai jau esamą tikrą paveikslėlį redaguoti įvairiais būdais. Tai tarkim, jeigu
panaudotume kažkokio tai asmens paveikslėlį, nuotrauką, tai galima pakeisti jį, pavyzdžiui, padaryti, kad jis atrodytų kaip karalius, pavyzdžiui, ir panašiai. Tokius galima modifikacijas įvairias atlikti, arba aplinką pakeisti, arba tiesiog, kad aplinkoje, tarkim, automobilis kažkoks ar ne yra pavaizduotas, galima jį pakeisti labai patogiai ir visiškai tas yra nemokama ir nesudėtinga naudoti. Tai tuo jis įsiskiria šis įrankis. Yra ir aplikacija, telefone galima naudoti, ne tik kompiuteryje. Taip pat toks įrankis irgi gan populiarėjantis šiuo metu, nes jisai irgi čia paveikslėliams sukurti, sugeneruoti šį programą naudojama. Ir čia galima sugeneruoti paveikslėlius, kuriuose tekstas yra pateikiamas, atvaizduojamas tekstas, ir ši programa įsiskiria tuo, kad jis tiksliai atkuriamas tas tekstas. Kitose dirbtinio intelekto programuose, kur kuriami paveikslėliai, sudėtingai pavyksta tiesiog tą tekstą sugeneruoti. Atsiranda papildomų raidžių, ten kartais tos raidės netrodo, kad jos kaip vientisas tekstas, viena didesnė, kita mažesnė, būna tokių klaidelių, bet ideogram programėlė gan tikroviškai tuos tekstus atkuria be klaidų dažniausiai, tai ir jinai visiškai yra nemokama. Taip pat dar tokia muzikos irgi kūrimo toks įrankis, SoundDraw yra, kuo jis įsiskiria, tai panašiai kaip Suno AI, irgi muziką galima sukurti, čia tik tai vokalo nebus kaip Suno AI programoje, bet šis įrankis leidžia sukurti ilgesnės trukmės muziką, ten Suno AI būna dažniausiai nuo minutės iki 2 minučių galima sukurti ir galima paskui pratęsti ten tą muziką, apjungiant su kita dalimi, dar naują dalį pridedame ar ne, tos dainos sugeneruojame ir paskui apjungiame į vieną, bet kiek pačiam teko pastebėti, galutinis produktas gaunasi toks ne visiškai vientisas, šiek tiek būna tokių netitikimų tarp dalių, o su SoundDraw programa tai galima tikrai vientisą, tvarkingą muzikos takelį sukurti ir trukmę galima pasirinkti. Ir jis tiesiog labai toks paprastesnis, gal nesakyčiau, naudoti. Dabar privalumai dirbtinio intelekto, kuriuos pats naudodamas pastebėjau, tai tiesiog galima rasti sunkiau prieinamos informacijos. Tiesiog kaip teko irgi ieškoti informacijos, pavyzdžiui, dabar pristatymą rengėme apie Europos bibliotekas ir tiesiog buvo sudėtinga rasti apie tam tikras bibliotekas informacijos. Ir mes tiesiog pasitelkime dirbtinį intelektą ir tai padėjo mums rasti daugiau informacijos apie tam tikras bibliotekas tiesiog iš šaltinių kitomis kalbomis. Nes mes, pavyzdžiui, ten ispanų kalbos, pavyzdžiui, kaip ir nemokame, ar ne, bet su dirbtinio intelekto pagalba prie tų šaltinių priėję mes galėjome tą informaciją perprasti, suprasti ir paskui panaudoti mūsų pristatymą. Tai tiesiog norėjau paminėti tai, kad tiesiog padeda tokios prieiti prie informacijos, kurios mes kaip ir nelabai galėtume panaudoti. Taip pat ir tie šaltiniai, kartais tiesiog ieškant, sunku juos rasti greitai, o tiesiog dirbtinis intelektas irgi gali gali rasti tą informaciją ir šiek tiek greičiau tiesiog viskas tas vyksta ir gali pateikti ir šaltinius. Mes tuos šaltinius dar galima dar kartą persižiūrėti, patikrinti, ar nėra kažkokios irgi, kaip anksčiau buvo minėta, kad kartais prikuria kažkokią tai informaciją, tai mes dar pasitikrinom, ar ta informacija tiksli, nėra kažkokia tai dar sugeneruota, išgalvota. Tai čia vienas iš esminių, sakyčiau, privalumų, ką pastebėjom, tai tikrai sumažėjo laiko sąnaudos naudojant šius įrankius. Taip pat šie įrankiai dirbtinio intelekto padeda lengviau suvokti sudėtingą informaciją. Tai dažnai ir mokymų metu kartais teko panaudoti, kad jeigu kažkokia pateikta informacija sudėtinga atrodė mokymų dalyviams, tiesiog galima paklausime dirbtinio intelekto, kaip supaprastinti tą pateiktą informaciją, tiesiog pateikiame ją ir tiesiog supaprastiname taip, kad visiškai aišku būna, konkretu ir tikrai praverčia tas. Ir tiesiog parengiant pačią medžiagą kartais patys matome, kad sudėtinga ta informacija ganėtinai, tai pasitelkdami dirbtinį intelektą mes galime supaprastinti tą patį tekstą ir žymiai būna lengviau suvokti. Taip pat
Tai, kaip ir minėjau, tai gali padėti suprasti, perteikti mums nežinomomis kalbomis pateiktą informaciją. Na, tai čia kaip jau šitą pavyzdį jau minėjau. Taip pat galima sukurti konkrečias iliustracijas. Tai tiesiog jeigu mums reikia kažkokios tai, na, labai konkrečios informacijos, pavyzdžiui, turime kažkokį tai renginį su tam tikru pavadinimu ir mums reikia iliustracijos, kuri kažkaip atvaizduotų maždaug esmę to renginio pavadinimo, tai mes galime sugeneruoti paveikslėlį, kuriame tas būtų vaizduojama. Tokių paveikslėlių gal internete kažkur nerastume, patys užfiksuoti, ar neturime laiko, ar neturime galimybių, tai tikrai padeda dirbtinis intelektas sugeneruoti tas iliustracijas. Na ir trūkumai, tai privalumų yra ir trūkumų, naudojant dirbtinio intelekto įrankius. Tai vieni iš jų tai gramatinės, kitos, pavyzdžiui, logikos klaidos, tikrai pasitaiko, kartais galūnių tiksliai nepataiko, jeigu lietuviškai ypač bandome sugeneruoti tekstą, tai tikrai būna, kad reikia pataisyti, tikrai reikia iš karto nepasitikėti 100%, kad jau ten sugeneruotas tekstas bus visiškai tikslus, visiškai taisyklingas. Reikėtų persižiūrėti visą laiką gramatiką, rašybą, nes pasitaiko tikrai, ypač verčiant iš kitų kalbų, kažkokių tai klaidelių. Taip pat sugeneruotų paveikslėlių fone gali būti nerealistiškų objektų. Kartais atrodo taip iš pažiūros, kad sugeneruota viskas taip tikroviškai, tvarkingai, bet jeigu taip prisartiname kitą vietą, tai nerealistiškų objektų ten yra, ar tarkim, jeigu knyga pavaizduota paveikslėlėje, kad puslapiai kažkaip netaip lenkiasi ir panašiai. Būna kartais tokių tikrai klaidelių, tai irgi jas reikėtų visą laiką persižiūrėti. Tai vienas irgi iš trūkumų, tai kad dauguma įrankių yra mokami, jie kainuoja, o pavyzdžiui, kas jau nemokami tie įrankiai, tai šiek tiek mažiau tų funkcijų turi ir tiesiog jau tai yra dažniausiai mokami įrankiai yra kokybiškesni. Taip pat priklausomybė, tai čia toksai iš dviejų pusių galima pažiūrėti šitą dalyką, kad pavyzdžiui priklausomybė tai gali būti ir tiesiog, kad jau jeigu įprantame naudoti tas technologijas dirbtinio intelekto, tai paskui sunku patiems jau kažką tai sukurti. Ar tai tekstą paskui jau rašyti sunkiau, jeigu mes ilgą laiką tik tai jį generuojam, patys mažiau rašom, tai tiesiog tiek susilpnėja, šiek tiek jos užmirštame. Tai čia iš vienos pusės ta priklausomybė, o kita priklausomybė teko ir internete, tiesiog bendraujant su žmonėmis išgirsti tokių nuomonių, kad tiesiog kaip yra kuriami paveikslėliai, ar ne, ir žmonės tiesiog mėgsta tai daryti, tiesiog sugeneruoti, tiesiog smalsu, kokie rezultatai gausis. Ir tiesiog dažnai daug naudojant šios įrankius, tiesiog gali tokia kaip priklausomybė, kaip tokia atsirasti, kaip tiesiog mes nebegalime, atrodo, be to gyventi, nebegalime negeneruoti tų paveikslėlių, tiesiog smalsu, kaip, tarkim, ar tai būtų priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų, ar pramogų kažkokių, tai čia irgi tokia, kaip gali įsivystyti kaip ir priklausomybė. Irgi apie tai reikėtų irgi pagalvoti visą laiką. Taip pat, ką teko irgi pastebėti, tiesiog dominti šią temą, kad yra daug netikrų programų, tai galima net ir rasti atsisiųsti programas, kurios atrodo, kad sako, kad generuoja ten tuos rezultatus ir panašiai, bet pavyzdžiui, svetainę atsidarius ir pasižiūrėjus atidžiau, galima matyti, kad ten ir galima net atsisiųsti virusų, kad ten yra apgaulinga ta programa, kartais net plagiatų šitų yra tiesiog padirbtų svetainių. Pavyzdžiui, ChatGPT kartais galima rasti, nežinau, ar teko jums matyti Facebook'e skelbimai, kad ten ChatGPT nauja versija išleista ir galite pasibandyti ir ten nuorodą pasispausti. Ir ten jau iškart atidžiau pažiūrėjus matosi, kad galima tiesiog į netikrą svetainę papulti, tai nėra oficiali, tai šaltinio ir ten tiesiog galite, jeigu pateiktume duomenis, juos prarasti. Tiesiog tai bandymas toks apgauti žmonės. Yra tokių dalykų tikrai internete. Skaičiau, kad ChatGPT versija nemokama naudoja sukauptus duomenis tik iki 2022 metų sausio mėnesio.
ir negali generuoti paveikslėlių ši versija. Taip pat noriu trumpai parodyti, kad teko pačiam sukurti kokius vaizdus naudojant Midjourney programą. Čia visi vaizdai, kuriuos matote, sukurti su Midjourney programa. Juos sugeneruoti daug laiko nereikėjo, jie maždaug per keliolika sekundžių buvo sugeneruoti, bet pats tiesiog sugeneravimo, tas tiesiog suplanavimas, tas užklausimas yra kartais sudėtingesnis, reikia žinoti tam tikrus niuansus, kad gautųsi stilistikos vaizdai, reikia tam tikrų dalykų žinoti ir tiesiog čia matote įvairių rezultatų. Vieni realistiški vaizdai, kiti labiau tokie meniški, kiti tokie trimačiai, kaip ir būtų. Ir logotipas dešinėje pusėje matote toksai kaip paprasto stiliaus. Galima įvairių tiesiog sukurti tipų paveikslėlių, naudojant šiomis programomis ir manau sutiksite, kad pavyzdžiui, gali realistiškai atrodyti, kaip net ir šis žmogus dešinėje, ar neatrodo kaip tikras žmogus, net atrodo, net skirtume, ar tai tikra nuotrauka, ar jis sugeneruota. Tikrai iš esmės sunku atskirti, net ir knyga atrodo, ar ne puslapiai, viskas tikroviškai atrodo, lentynoje knygos, esmė, kad šios technologijos tobulėja kasmet ir per praeitus metus labai ženkliai patobulėjo ir ateityje tobulės ir tai irgi perauga į kitą temą, kad tiesiog labai svarbus yra saugumas internete, nes kai šie įrankiai prieinami plačiai visuomeniai, tai gali jais pasinaudoti ir tie žmonės, kurie ir negerų kėslų, tiesiog gali bandyti apsimesti kitų asmenių, ar tai tiesiog apsimesti kažkokiu tai ar žinovų kažkokios temos, skleisti informaciją, žmonės kažkaip tai vienai paveikti arba tiesiog kitiem tikslam panaudoti gali tik tai tą informaciją, tas galimybės dirbtinio intelekto. Ir dabar dar parodau tokią trumpą iliustraciją, kad matote kairėje paveikslėlius kur sugeneruoti paveikslėliai ir kur tikri. Ir manau sutiksite, kad ir sugeneruoti paveikslėliai atrodo visiškai realistiški ir jeigu net kartais mokymuose irgi kalbame kaip apie dirbtinį intelektą, tai šias iliustracijas dalyviams ir tokia užduotėlė užduodu, kad atspėtų, kuris žmogus tikras, o kuris sugeneruotas, ir dažnu atveju gyventojams, dalyviams nepavyksta teisingai. Ir tiesiog visi dažnai sutinka, kad beveik neįmanoma kartais atskirti, kas tikra, kas ne, ir tiesiog paskui tai kyla ir tokios problemos, kad ir gali kažkas ir apsimesti kitų asmenių, gali falsifikuoti kažkokius įrodymus su dirbtinio intelekto pagalba. Dabar šiais metais, kas dar nėra šis įrankis plačiai visuomenė išleistas, dar jis yra kuriamas, tai toksai Sora AI, toks įrankis, kuris gali generuoti vaizdus. Čia tik tai nuotraukas pateikiau, bet čia yra, galbūt esate internete matę tokių vaizdai, ten buvo su šunimis, tokie, kur žaidžia sniege vaizdai, pavyzdžiui, mamutai, pavyzdžiui, ar ne, kad eina link mūsų tarsi, ar ne, tokie vaizdai sugeneruoti, bet jie nėra visiškai tikri, jie tik tai sugeneruoti su programa. Čia ištrauka iš vaizdo įrašo, kur tiesiog irgi realistiškai atrodo, kaip žmogus į kosminį laivą įlipa, ten skrenda ir panašiai. Tiesiog tie vaizdai sukurti pačio dirbtinio intelekto, be jokio žmogaus, galima sakyti, įsikišimo. Ir šie įrankiai bus prieinami plačiai visuomenė ir, esmė, kad nebūtinai tik geriems tikslams bus naudojami šie įrankiai. Tai irgi apie tai su mokymų dalyviais kalbame, diskutuojame. Tiesiog, kad tokių grėsmių atsiras daugiau ateityje, kur nebeatskirsime, kas tikra, kas netikra. Tai gali šie įrankiai ir politikoje būti naudojami ir panašiai. Tokia ateitis bus, kad nėra tiesiog, nebus paprasta tiesiog pamačius vaizdus tikėti, kad tai tikras įrodymas, reikės dar informaciją patikrinti.
Tai apibendrinant mano pranešimą, tai norėčiau tiesiog pasakyti, kad naudodamiesi dirbtinio intelekto programomis mes galime lengviau rasti informaciją, paprasčiau ją perteikti ir sutaupyti laiko ją struktūruojant. Ir dirbtinis intelektas suteikia galimybę sukurti profesionalias meninės iliustracijas per santykinai mažą laiką. Šio tipo programos, kaip ir kalbėjome, ir kiti dalyviai mokymų kalbėjo, kad nėra 100% patikimos, gali vis dėlto pasitaikyti klaidų, gali sukurti kažkokią tai informaciją, kurios net nėra tikros, kažkokią tai gali sugalvoti naują informaciją tiesiog. Taip pat per dažnas dirbtinio intelekto naudojimas priklausomybę darosi sudėtingiau dirbti nesinaudojant šiais įrankiais ir internete vis sunkiau žinoti, kas tikra, o kas sugeneruota dirbtinio intelekto programomis. Tai ačiū už jūsų dėmesį.